3, 2, 1 ir be abejonės pradedam. Taigi labas vakaras dar kartelį visiems, kurie tik dabar prisijungė ir jau matau iš tikrųjų YouTube kanale vyksta smagus susirašinėjimas, visi sveikinasi tarpusavyje ir net matau keletą reklaminių skelbimų buvo, bet tai visas yra tas smagu. Dar kartelį noriu su jumis visais pasisveikinti stilingame, nerealiame, virtualiame, unikaliame ir niekur kitur tokio tikrai nerasite vakarėlyje. Mano vardas Darius Čepulis, aš būsiu šio vakaro vedantysis, galima pavadinti šio virtualaus vakarėlio virtualus vedantysis, noriu su visais pasisveikinti, bet kokiu atveju visada galima rašyti YouTube kanale susirašinėjime ir pasisveikinti ir palinkėti kokių gražių dienų ir panašiau arba likti sveikais. Visada smagu jūs matyti ir tai jau matau, kad mes turime 180 dalyvių. Nesijaudinkite, 180 žiūrovų, tai yra dar tik pati pradžia, tuoj kai pradės. Tai nesustos. Iš tikrųjų, tikimės virš 7000 ir tikėkime, kad mes per kokias, 20 minučių tikrai surinksime jas. Taigi, smagu visus matyti šią nuostabią padėkos dieną. Lietuvoje, nelabai švenčiama, tačiau Capital centras, kaip ir kiekvienais metais, per padėkos dieną, padėkos dienos progą, visada nori padėkoti savo klientams. Buvusiems, esamiems ir be abejonės būsimiems klientams. Ir dėl to kiekvienais metais rengia tokį nuostabų vakarėlį ir be abejonės, kaip čia jau pridera sakyti, dėl pandemijos, dėl ligų, dėl susikloščiusios situacijos bei karantino, mes negalime jūsų pamatyti gyvai, tačiau mes galime ateiti pas jūs virtualiai ir tai mes ir padarėme. Taigi, šį vakarą tikrai jūsų laukia smagus vakarėlis, tokia smagi valandėlė, neužtrunkant, netraukiant labai daug jūsų laiko, bet tam, kad vakarėlis gerai įvyktų, vakarėlis be tam tikrų dalykų negali gerai įvykti. Tai vat būtent tais dalykais jums dar reikėtų ir pasirūpinti. Mes turime dar šiek tiek kelias minutės laiko, jūs turite puikią galimybę dabar eiti iki šaldytuvo, atsidaryti, ką nors įsitraukti šalto, galbūt šilto, užkantukų, atsigaivinimo. Šiandien čia viskas galima, ne vieša vieta, uždara, jūs esate namuose arba ten kažkokioj kitoj patalpoj, svarbiausia, jūs esate su mumis. Ir viskas. Ir bet kada galima, kai matau, net kai kurie rašo į sveikatą, kai kurie arbatą geria, kai kurie geria kai ką kitą pagal užrašą, taip ir turėtų būti, juk tai yra vakarėlis. Svarbiausia, atsipalaiduokit. Taigi, ką mes šį vakarą turėsim? Be abejonės, mes pasisveikinsime visas Capital centras kolektyvas su jumis, palinkėsime daug nuostabių jums laimės ir džiaugsmo akimirkų, o taip pat matysite ir žinias, labai svarbias žinias susijusias su nekilnojamu turtu ir tai yra labai svarbios žinios, netgi svarbesnės negu tas, kurias jūs žiūrite per televizorių, tai yra TV3 kanaluose, LNK, LTV ir panašiai. Šias būtinai reikėtų pasižiūrėti žinias. Na ir dar vienas labai smagus dalykėlis, kur jau jūs tikrai dalyvausite patys, ne tik stebėsite ir žiūrėsite, bet ir būsite dalyviais. Mes jums esame paruošę nuostabią viktoriną. Viktoriną, dar kitaip pavadinkime jį protmušiu, o kitaip dar jį pavadinkime kapitaliu protmušiu, kapitalinis protmušis. Labai smagiai skamba iš tikrųjų. Mes esam parinkę jums 30 smagių, fainų klausimų ir būtent nugalėtojas gaus ne virtualų prizą, nugalėtojas gaus tikrą prizą ir apie tai mes šiek tiek vėliau pakalbėsime. O dabar laukime ir toliau mūsų prisijungusių žmonių. 180 jau turime ir tai yra labai džiugus skaičius ir jeigu ką, skambinkite dar savo pažįstamiems, kurie kažkada turėjo kažkokių reikalų su Capital centru, sakyk, taigi kodėl tu nesi vakarėlyje, tu turi būti tenai, štai ten, žiūrėk, imk viskas. Taip, Aivaras rašo, labai nori siurblio roboto ir nori jį iškeisti į mašiną ir net ir techninė apžiūra yra. Labai smagu, viskas fainai, jau Mantas rašo per kubutą, tas ir yra smagus vakarėlis, kai jau žmonės jau turi savo reikalus, tvarkosi būtent televizinė mūsų šou. Gerai, luktelam dar šiek tiek, dar kelias akimirkas, kol susijungs visi. Dar kartelį noriu su visais pasisveikinti, kas tik dabar tik tai įlindo į mūsų nuostabų į vakarėlį. Visi jūs esate laukiami ir visi jūs esate išskirtiniai, todėl kad buvot pakviesti čionai. Tai dar kartelį mūsų laukia ne tik gražus pasisveikinimai, palinkėjimai, mūsų laukia ne tik žinios, bet mūsų laukia ir viktorina su tikrais prizais. Ir ne vienas žmogus laimės tą prizą. Mes turime ir antrąją vietą, ir trečiąją vietą, tai ir antros ir trečiosios vietos nugalėtojai tikrai gaus prizų. Tai verta, žinokit, pakovoti.
tikrai verta pakovoti. Ko reikės? Tai svarbiausia, turėkite įrenginį, per kurį mane matysite, žiūrėsite visą nuostabų mūsų renginuką, na, o kitas įrenginys, tai kaip mobilusis telefonas, turėtų būti irgi jūsų rankose, pakrautas ir netgi su internetu, ir tai būtų labai šaunu, kad būtų išmanusis renginys, ir nes būtent juo galėsite dalyvauti mūsų viktorinoje. Viskas labai paprasta. Na ką, visiems dar kartelį gražu skaityti, visi tik sveikina, žinokite, nieko nelaukęs aš ir norėčiau pradėti šį nuostabų mūsų renginuką, nes jau laikas, iš tikrųjų laikas. Tad dėmesio, atsipalaiduokite, niekur nenueikite, nes būtent čia mes pradedame tą nuostabiausiai virtualų Capital Centras klientų padėkos vakarėlį. Sveiki, mėlyjeji! Tikiuosi jūs ir jūsų šeimos nariai esate sveiki ir jaučiatės puikiai. Šiandien Šiaurės Amerikoje švenčiama padėkos diena. Tradiciškai šią dieną mes pakviesdavome jūs, mūsų klientus, į padėkos klientams vakarą. Dėl suprantamų priežasčių šiemet vakaro gyvai suorganizuoti nėra galimybių, tačiau mes vis tiek norime pasinaudoti šią progą ir pabūti šią valandą kartu su jumis bent virtualiai. Tikimės, kad visi kartu turėsime gerą laiką, taigi pradėkime. Na, o kol mes čia visi šnekame, nueikite iki savo šaldytuvo, paimkite šaltų gėrimų, juos išgerkite. Jeigu nedaug dievė jaučiatės prastai, paimkite arbatos, išgerkite ją. Na, o jeigu pamirštate pavakarieniauti, tada pavalgykite savo skaniųjų užkandžių. Na, o jeigu jums pasisekė, ar jūs turite žmoną, kuri iškepė jums kalakutą, komentaruose rašykite savo adresą ir laukite svečių. Na ką, pasiruošę? Visų pirma, mes norime jums pasakyti ačiū. Ačiū, kad šiemet neišsigandote pandemijos ir pirkote ir pardavėte savo nekilnojamą turtą. Ačiū, kad planavote ir investavote, statėte bei remontavote. Ačiū už tai, kad ne tik patys pirkote ir pardavėte savo nekilnojamą turtą, bet ir rekomendavote mūsų savo draugams ir artimiesiems. Ačiū, kad įsileidote savo namus su kaukėmis ir dezinfekciniais skysčiais. Mėlyjeji, ačiū, kad leidote būti kartu, kai vyko svarbiausi gyvenime jūsų pokyčiai. Pirkote ir pardavėte savo brangiausią nekilnojamą turtą gyvenime, savo namus. Mes visus metus daug ir sąžiningai dirbome, kad parduotume jūsų nekilnojamą turtą už pačią geriausią kainą. Ir nors šiemet tai buvo daryti gerokai sunkiau nei iki šiol, mes stengiamės, kad jūs matytumėt tik laimingas pabaigas, taip apsaugodami jūs nuo rūpesčių ir sunkumų. Šiemet Capital įvykdė daugiau negu 5000 nekilnojamo turto sandorių. O tai reiškia daugiau negu 10 000 laimingų pirkėjų ir pardavėjų. Jei skaičiuosim šeimos narius, šiemet daugiau nei 20 000 žmonių padėjome įgyvendinti savo nekilnojamo turto svajones. 20 000 žmonių, tai maždaug tiek, kiek gyvena Ukmergė, Utenoj, Telšius arba Tauragė. Todėl mes be galo esame jums visiems dėkingi, nes visų šių žmonių nekilnojamo turto svajonės buvo lemta išsipildyti. Ačiū Jums už tai, kad šiandieną skiriate mums laiko ir prisijungėte prie mūsų virtualaus klientų vakarėlio. Tikimės, kad laiką praleisime smagiai ir prasmingai, o protingiausi ir atkakliausi iš jūsų galės laimėti realių, vertingų prizų. Ir tuo pačiu norime jums priminti, kad nėra blogo laiko pirkti ir parduoti būstą, yra tik neprofesionalūs brokeriai. Tiesa? Tad jei jums ar jūsų draugams pribrendo laikas pirkti ar parduoti, žinokite, kad mes esame pasirengę pasiraitoti rankoves ir pasistengti, kad visos jūsų ir jūsų artimų nekilnojamo turto svajonės virstų realybę su kaupume. Artėjančių švenčių proga mes norime palinkėti jums ir jūs supantiems žmonėms visų pirma sveikatos, ramybės, o taip pat daug juoko ir džiaugsmo, saugumo, užtikrintumo dėl ateities. Na ir žinoma, kad ateinantis 2021 metai būtų daug sėkmingesni. O kalbant apie nekilnojamą turtą, linkime, kad visuomet parduotumėte ir pirktumėte jį tik pačiomis geriausiamis kainomis.
Ir dar kartelį mes visi kartu jums norim pasakyti ačiū! Labas vakaras, mieli nekilnojamo turto žinių žiūrovai. Šį vakarą studijoje nekilnojamo turto naujienas pristatysime kartu su kolega Mantu Bumbliu. Bei visų mylimą, gražiąją bei nuostabiąją Julitą Petravičienę. Šiemet pasaulyje siautusi koronaviruso krizė, deja neaplenkė ir Lietuvos. Pavasario pradžioje priverstiniai izoliacijoje uždaryti asmenys, paleisti į laisvę pirkėjai, ėmė šluoti nekilnojamo turto objektus ir leisti anksčiau atostogoms sutaupytus pinigus. Galima manyti, jog restoranams, pramogoms bei kelionėms skirti pinigai šiais metais nugalė į nekilnojamo turto taupykles. 2020 metais ypatingai atsigavo sodų, žemės sklypų ir sodybų pardavimai. Taip pat atostoginio būsto paklausa iššovė į aukštumas. Ir nors pastaruosiuose Seimo rinkimuose žalieji ir valstiečiai neįtin sėkmingai pasirodė, tačiau žvelgiant į žemės sklypų ir sodybų pardavimų rekordus ir statistiką visą, galime drąsiai teigti, jog Lietuva išlieka agrarinė valstybė. Plačiau apie tai mūsų specialiosios korespondentės reportaže. Metai nekilnojamo turto rinkoje buvo ypatingi. Išskirtinio dėmesio susilaukė sklypai. Sklypai nedideli mažiems kotedžiukams, sklypai prie ežerų, prie upių, net prie jūros, sklypai namams, sklypai ir žemės ūkiui. Pakalbinkime žmogų neseniai įsigijusi sklypą. Labą dieną, Košta. Labą dieną. Labą dieną, labą dieną. Matau, pirko sklypą prie jūros. Kodėl sugalvojot pirkti sklypą šiais metais? Sklypą kodėl pirkot? Sklypą, jo. Nu, žinai, kaip normalus kaimiečiai, mes taupamės dažniausiai laidotuvėm jau nuo pat gimimo. Prasideda ir normaliai, ir taupam. Dėjom į pagalvę vieną kitą, žinai, kol prigrojom tų pagalvių. Galvom, nu, padarysim laidotuvę, žinai, kavinukį užsisakysim kaime, žinai, nu, kad prieš kaimynus nebūtų tokie. Ale vat anūkas atvažiavo, tik mobilų telefoną parodė, sako, žiūrėk, koks geras sklypas. Anūkas liepė pirkti sklypą prie jūros. Prie jūros. Aš tai gyvenime nebuvęs prie to, žinai, ežerą, žinai. Taigi gyvatė, nu, sako, nu reikia, nu, tai paėmiau ir nusipirkau, žinai. Tai va, nu, turim ką turim. O tai dabar matau kasat, tai kokią pirtelę statysit ar namuką? Kokią pirtelę, žiūrėk, ant bulvės užlipai, čiagi tokia žemė. O pas mane smėlis tik tai, žinai, tai mes auginam, žinai, bulvę, nukasi vieną bulvę ryškasi. A čia žiūrėk jau, 3 derlių imu jau, žinok. A visą tai tik tai, va, prieš 2 mėnesius pasidinau, žinai, va. Aфиgeną. Aš sakau, kad ir kur bevažiuotum, tu gali kaimietį iš kaimą išvaryti, ale kaimą iš kaimiečio neišvarysi. Nežinau, burokai čia bus, va, kaip saka, cukinijų paleisim, ten kukurūzą. Kviečiai čia neaukščia, labai didelis vėjas nuo tos, kaip tai sakai, jūra, jo. Anūkai laimingi, kad prie jūros nusipirkot sklypą? Laimingi tada, kai nereikia bulvių kasti. Ale kai jau reikia bulvių kasti, tada jie nelabai laimingi ir nevažiuoja. Nu, bet ką, nu, bet Aldutė pat išeina, žinai, sriubkės padaro, žinai, čia mes pasriubčiojam, pažiūrim į tas bangas, į tas vištas, skraidančias, tas gervės, ne, tas žuvėdus skraidančias, o taip. Na, ačiū Jums labai, sėkmės. Gerai, dėkui. A gal padėsi bulvenukas? Šiemet apskritai labai išaugo balkonų, terasų bei oro pardavimai. Na, ne paprasto oro, bet grimo oro. Jeigu anksčiau pirmam ir paskutiniam aukšte parduoti būtą būdavo tikrai žymiai sunkiau, tai šiais metais pirmo aukšto būtų lentynos yra šlatai išlotos. Na, šitame dalyke yra šiek tiek logikos, nes iš pirmo aukšto visgi vyrui pabėgs nuo
įgrysusios uošvės, kuris saviizoliacijoje sėdė, arba nuo galvą iš užbaigiančios žmonos su vaikais yra tikrai daug lengviau. Tiesą sakant, žiūrovai, dalinamės išskirtinę šitokio įvykio medžiagą. Na, o Lietuvos pirkėjai prisiminė savo meilę šaltam Baltijos jūros vandeniui ir su nostalgija atsisuko į Palangą. O netekę galimybės priaugti svorio viskas įskaičiuota Turkijos kurortuose, tiesą sakant, suplūdo į Palangą Šventąją Kunigiškės bei Monsiškės, kuriuose nekilnojamo turto sandoriai mušė visus rekordus. Galima sakyti, kad šiemet Palanga buvo nebe močiučių, o investuotojų Palanga. Ir nors metų pradžioje buvo nemažai netikrumo bei baimės, kainų kritimo, kaip ir koronaviruso vakcinos, gyventojai nesulaukė. Nuomos rinkoje koronavirusas visiškai sustabdė trumpalaikės nuomos segmentą, tačiau stipriai išaugo sodybų nuomos paklausa net visam sezonui. Kalbant apie nekilnojamo turto rinkos kainas ir bankų finansavimo sąlygas, artėjama prie situacijos, kai nekilnojamą turtą galės įpirkti tik katės, nes nekilnojamo turto kainos ir bankų palūkanos veda prie to, kad bankų paskolos grąžinimui gali prireikti net 9 gyvenimų. Kalbant apie brokerių darbo specifiką, šiemet pastebėjome, jog pirkėjai vis labiau saugosi, atkeliauja stipriai pasiruošę į apžiūras, taip pat sumažėjo turistų srautas, nebeturime žioplinėjančių ir visi pirkėjai yra stipriai motyvuoti. Tačiau kita vertus, brokerio darbas tapo sunkesnis, nes atpažinti pirkėjo emocijas po kaukėmis išties yra sudėtinga. Žinai, Julita, aš iki dabar dar nesuprantu, kaip arabai atpažįsta savo žmonių emocijas po šadromis. Na man taip, kol tu svajoji apie arabų žmonių grožį ir jų akių gelmes, leiskite pristatyti nekilnojamo turto orų prognozes su kolege Asta Katkauskiene. Ačiū Mantai ir Julita, sveiki visi. Nors šiemet virš nekilnojamo turto rinkos ir ryškiai švietė saulė, mūsų prietaisai rodo, kad artimiausiu metu gali pradėti formuotis žemesnio slėgio kainų frontas. Kol kas sunku pasakyti, kur tendencija nusvers. Ar COVID sukeltos pasaulinės ekonomikos krizės genami nerimo debesis prasiverš kainų mažėjimo lietumi, ar atvirkščiai. Aukšta infliacija ir pinigų nuvertėjimo baimė laikys nt kainas aukštame lygyje. Vis dėlto, ilgamečių stebėjimų meteorologiniai duomenys rodo, kad bet kokiu atveju profesionalaus nekilnojamo turto brokerio paskolintas lietsargis ar patarimai gali ne tik apsaugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, bet ir tarnauti kaip atrama keliaujant per klaidžius nekilnojamo turto labirintus. Juk sakoma, gamtoje nėra blogo oro, būna tik netinkama apranga. Taip ir nekilnojamo turto rinkoje nebūna blogo laiko pirkti ar parduoti, jei pasirenkate gerus partnerius ir tinkamą strategiją. Ačiū mūsų žaviai orų mergaitai. Na, o dabar žiūrovai, neperjukit kanalų, nes jūsų laukia protmūšis. Na ką, štai pažiūrėjome ir sveikinimus, pasižiūrėjome be abejonės ir žinias. Ir dėl to vėlgi dar kartelį noriu priminti, kad tai yra tiesioginė transliacija ir gali visko nutikti ir su internetu, kai labai daug žmonių žiūri, galima tikėtis tam tikrų trukdžių, na, kaip būna dažniausiai reikia gal pajudinti anteną, pasukti ją link šiaurės, o gal link pietų ir panašiai. Jeigu kam kažkas užstrigo, stenkitės pabandyti gal refreshinti savo YouTube'inę
naršyklę ir pamatysite mus nevėluojančius. Iš tikrųjų, situacija tokia, kad visai netrukus mes pradėsime mūsų viktoriną. Kapitalinį protmušį, dėl kurio turbūt daug kas čia mūsų ir labai nirtingai sėdi prisispaudę prie mūsų televizorių ekranų, pavadinkime taip, kompiuterio ekranų, visokių monitorių ir panašiai, nes būtent čia jūs susirinksite su visais mūsų dalyviais, kurie tik tai prisijungs prie šio kapitalinio protmušio ir turite galimybę laimėti 3 prizus. 3 prizus, tai yra pirmosios 3 vietos gaus prizus ir ne bet kokius, o netgi pasirinktinai. Priklauso, jūs galėsite rinktis, ar tą paimsite, apie tai šiek tiek vėliau. Taigi dar kartelį noriu paprašyti jūsų, nesijaudinkite jeigu jums kažkas ir trukinėja, jeigu jums kažkas ir ten sustrigo ir taip toliau, visada galite YouTube programėlėje arba puslapyje pajudinti tą apačioj esantį raudoną tą linijytę, kažkaip pabandyti ją atstatyti į tą pagrindinę transliaciją. Dėmesio, šiek tiek apie techninės kliūtis, kurios gali mums šiandieną pakišti koją. Kliūtis yra labai paprasta, tai yra laikas. Jūsų išmanieji įrenginiai, tokie kaip telefonai, yra 10 sekundžių ateityje, negu dabar mes transliuojam. Štai. Taigi, situacija tokia, kad jūs dabar imkite savo telefonus, lyskite į bet kokią interneto naršyklę ir nesvarbu, ką jūs turite. Ar turite Opera, ar turite Google'ą, o gal net turite ir iš Apple'o kažkokias programėlės. Svarbiausia, kad jūs patektumėte į internetą. Be abejonės ir telefoną žaidžia, gali žaisti ir planšetinis kompiuteris, planšetė, jeigu jie yra prisijungę prie interneto. Taigi, ką jums reikėtų daryti, tai tiesiog štai aš jums parodysiu ekrane prisijungimo instrukcija. Jūs įeikite į myquiz.org, tiesiog telefonu įeikite į internetinę rašyklę ir suveskite myquiz.org. Kai jau matysite myquiz.org, jūs turėtumėte matyti pirmąjį ekraną, kurį aš dabar ekrane ir rodau. Ir būtent ten jums reikėtų parašyti kodą 605400 ir jūs pateksite į antrąjį puslapiuką, tada sutinkate su visom sąlygom, kad jums 16 metų ir kai jau rašysite vardą, būtinai parašykite vardą, pavardę, slešas, dar kitaip vadinamas virtualiai, ir žmogaus vardas, mūsų Capital centro darbuotojo vardas, kuris jūs pakvietė į vakarėlį. Taip mums bus žymiai lengviau jūs pagauti ir atiduoti prizą, jeigu jūs laimėsite be abejonės. Taigi, o dabar apie prizus, ką mes kalbėsime apie pačius prizus, tai yra, jums tikrai patiks. Garantuoju. 3 vieta pasirinktinai arba JBL Charge 4 kolonėlė, ar Philips dantų šepetėliai. Tai yra 2 vienetai, baltas ir juodas, galima, kaip sakoma, pasidalinti, moteriškas, vyriškas, jau kaip norėsite vadinsitės. Taip, kad jeigu jūs laimėsite 3 vietą, galite drąsiai sakyti, kad noriu būtent tokio arba tokio prizo. Einame toliau ir štai žiūrime į 2 vietą. 2 vieta šiek tiek geriau, be abejonės šiek tiek geriau. Galite laimėti arba Samsung Galaxy Tab A10.1 planšetinį kompiuterį, planšetę, arba galite pasirinkti, jeigu nenorite planšetės, galite pasirinkti Xiaomi Dreamy V10 siurblį. Tas, kas nugalės protmušyje, gaus arba Xiaomi Mi Electric Scooter 1S paspirtuką, o jeigu jis kažką panašaus turi, galės be abejonės pasiimti Xiaomi Mi robotą siurblį. Taigi, šnekame apie pačias taisyklės. Turite telefono aparatą ir jau jūs turite matyti tai, kad jūs jau esat prisijungęs ir laukiate žaidėjų. Mes visai netrukus startuosime su žaidimu. Ir vėlgi, tai yra 30 klausimų. 30 klausimų, kuriuos jūs matysite ne tik ekrane, bet matysite ir savo telefone. Bet kas yra labai svarbu, kad geriau žiūrėkite į telefoną. Todėl, kad kaip ir minėjau, čia dėl turbūt juodosios skylės, mūsų transliacija atsilieka 10 sekundžių nuo jūsų telefono. Transliacijos, pavadinkim gal taip, nes būtent žaidimas, kuris vyks būtent per šį puslapį, myquiz.org, jis yra greitesnis negu mūsų transliacija 10 sekundžių. Taip kad nelaukit, kol aš perskaitysiu klausimą, nežiūrėkite į tą ekraną, kurį dabar matote, o tiesiog jau, kai prasidės žaidimas, žiūrėkite į telefoną. Na ir jau kai baigsis žaidimas, tada galima vėlgi grįžti į ekraną, pasižiūrėti, kaip mes gražiai atrodome ir panašiai. Dėmesio taisyklės. 30 klausimų. Kiekvienam klausimui duodama 30 sekundžių pagalvojimui. Po to, kai jūs matote savo telefone klausimą, jūs matysite 4
atsakymų variantus, iš kurių yra vienas teisingas. Tad jeigu ir nežinote atsakymo į klausimą, jūs visada galite spėti. Ir jeigu esate labai laimingas žmogus, jūs galite ir pataikyti, nes 25% galimybė atspėti teisingą atsakymą. Taigi, kaip ir minėjau, klausimai nėra labai sudėtingi, jie yra iš visokiausių gyvenimiškų įvykių. Nereikia būti kažkokiu labai jau dideliu eruditu tam, kad atsakyti į tą klausimą, nes čia nebus tų labai sausų, ten kelintais metais ten tas ir tas įvyko ar panašiai. Čia tiesiog labai smagiai pasudalyvausim ir pamatysim, kaipgi viskas čia yra faina. Taigi, po kiekvieno klausimo bus 20 sekundžių mažytė, taip vadinamąją pertraukėlę tam, kad pakeisti kitą klausimą ir šiek tiek galbūt pakomentuoti atsakymą, o ir ne tik atsakymą, bet ir pasakyti, kasgi pirmauja, mes viską matysime. Bet dar kartelį noriu pasakyti, kad jeigu netyčia jums sustos žaidimas telefone, nesijaudinkite. Tiesiog pabandykite ar įjungti iš naujo telefoną, arba tiesiog refreshinti tą patį puslapį. Jūsų visi duomenys, jūsų visi taškai niekur nedings, jie liks toliau ir jūs toliau labai lengvai dalyvausite. Tad tikrai nebijokit. Taigi, man rašo mūsų transliacijos režisierius, kad mes jau turime net 200 dalyvių žaidimo. Tai yra tikrai pliusas. Tai aš manau, kad kažkuris tai iš tų, netgi ne tai, kad kažkuris tai iš tų, bet 3 žmonės iš jūsų taps prizų nugalėtojais. Todėl nieko nelaukęs, galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Dabar jau galite jau nebežiūrėti į ekraną, o tiesiog aš jau retransliuoju žaidiminį ekraną, tokį, kokį jūs turėtumėte matyti ir pas save realiai labai panašiai telefone. Na ir pasižiūrėkime, kaipgi jums visą tai seksis. Taip, 206 žaidėjai mūsų žaidžia ir 206 žaidėjai jau labai nori laimėti prizą. 3, 2, 1 ir atsakinėkime į klausimus. Lai nugali geriausias. Taigi, klausimas. Kiek nulių turi skaičius su priešdėliu giga? A variantas 15, B variantas 12, C variantas 9 ar D variantas 6? Na štai. Pusė jūsų beveik žinojo, kad 41%, kad giga, tai reiškia 1 nulis ir 1 vienetas ir be abejonės 9 nuliai. Vytautas pirmoje vietoje, bet dar tik tai viso to yra pradžia. Pirmasis teisingai atsakęs klausimą gauna 8 taškus, antrasis teisingai atsakęs klausimą gauna 7, trečiasis 6, o visi kiti likę atsakę teisingai gauna po 5 taškus. Todėl labai norėčiau, kad jūs būtumėte ir greiti, o ne tik teisingi. Sakydamas tostą Italijoje, pasirūpinkite, kad taurėje būtų ne X, nes italų nuomonė X tosto metu atneša nelaimės. Apie ką kalbame? Apie prancūzišką vyną, apie romą, apie airišką viskį ar apie vandenį? Šešiasdešimt 1% pasirinko vandenį ir jie buvo teisūs. Sveikinu Stasį, jau esate pirmoje vietoje, bet kaip žinia, dar tik tai antrasis klausimas, ką tik įvyko, viskas dar gali labai lengvai ir greitai pasikeisti. Kuriame žemyne yra druskingiausias Žemėje vandens telkinys? Azijoje, Šiaurės Amerikoje, Australijoje ar Afrikoje? Taigi surinkime 231 atsakymą ir tik taip trečdalis jūsų atsakė teisingai, kad Afrikoje. Taip ir jie esate teisūs, todėl kad Geitalo tvenkinys esantis Etiopijoje, nes jo druskingumas siekia 43%, o palyginimui negyvosios jūros druskingumas yra tik tai 34%. Nu, tas žodis tik tai 34, tai skamba įdomiai. Gerai, sekantis klausimas. Patiekalas, kurio pavadinimas prancūziškai reiškia nurinkti stalą. Aperityvas, starteris, desertas ar aperolis?
230 atsakymų surinkome, iš kurių, didžioji dalis žino, kad desertas ir yra iš prancūzų kalbos verčiamas pavadinimas patiekalo, kuris reiškia nurinkti tiesiog stalą. Vita, sveikinu tave, 23 taškai, esi kol kas lyderis, kol kas galbūt žiauriai skamba, bet labai tikėkime, kad laikysies ir laimėsi. Tarpukario metais Kauno sporto halės statyba kainavo 400 000 litų. O per kiek laiko ji atsipirko? Iki okupacijos neatsipirko, per metus atsipirko, per mėnesį atsipirko ir per savaitę atsipirko. Taip, visi galvoja, kad iki okupacijos nesipirko, bet jūs nustebsite, kad būtent Kauno sporto halė atsipirko per savaitę. Per savaitę paleidus keletą renginių atsipirko visos statybos. Įsivaizduojat, kaip buvo? Gerai. Tomas pirmoje vietoje kol kas, labai nedaug atsilieka Stasys, Vida, Jurgijus ir Mantas. O kas Žemaitijoje yra kuisis? Uodas, paršas, gaidys ar šuo? Matosi, kad būtent YouTube transliacijoje komentaruose galima net pamatyti teisingą atsakymą. Timošau, Stasys Tulpinas vis rašo, kokį reikia spausti. Gerai, kodėlgi ne. Taigi, teisingas atsakymas yra uodas. Kiek žemaičių mūsų eteryje yra. Tomas ir toliau išlieka pirmoje vietoje, dar tik tai 6 klausimai buvo užduoti. Viena iš didžiausių pasaulyje automobilių gamintojų Toyota prieš gamindama automobilius buvo populiari visai kitoje pramonėje. Kokioje? Maisto, tekstilės, ginklų ar turizmo? Teisingas atsakymas ir be abejonės pusė jūsų žinojo, kad yra tekstilės pramonėje. Netgi logotipas tai nereiškia, kad yra 2 vairai ar 2 ratai, o tiesiog logotipas gaunasi kaip adatos akelė ir pervertas siūlas. Jeigu gerai pasižiūrėtume, turbūt ir pamatytumėte sąsajas, nes būtent Toyota prieš gamindama automobilius buvo susijusi su tekstilė. Kuris atkurtas pirmiau? Facebook, Instagram, YouTube ar LinkedIn? Kaip ir minėjau, verta tikrai dalyvauti, nes prizai beprotiškai fantastiški, galima taip pasakyti, ir mes visai netrukus, nedaug laiko ir sužinosime, kasgi taps nugalėtojais. Bet tam reikia laimėti. LinkedInas, žinokit, yra tas pirmasis socialinis tinklas, kuris buvo sukurtas pirmiau. 2002 metai jo yra susikūrimo kaip kompanija ir visai netrukus buvo paleistas ir į eterį. Tomas ir toliau yra pirmaujantis žmogaliukas, tačiau Stasys 1 tašku atsilieka, Jurgijus irgi atsilieka 2 taškais, tai reiškia, dar daug kas pasikeis. Koks yra antrasis Arvydo Sabonio vardas? Ramūnas, Rimas, Remigijus ar Romas? ...235 atsakymai buvo ir beveik pusė jūsų atsakė, kad yra Romas ir jis tikrai yra Arvydas Romas Sabonis. Tomas jau plešiasi 5 taškais nuo antrosios vietos ir čia jau, galima sakyti, turime lyderį, bet vėlgi tai yra tik tai netgi net neįpusėjame. Taigi, po atlikto tyrimo išaiškinta, kad jei vaikinas yra kartu su savo X, tai jo šansai gauti merginos numerį padidėja 3 kartus. Kas yra X?
mama, draugas, automobilio rakteliai ar šuo? Matote, kad turbūt dalyvavote tam tyrime, nes būtent šuo. Būtent jeigu vaikinas yra kartu su savo šuniu, tai jo šansai gauti merginos numerį tikrai padidėja 3 kartus. Esate teisūs. Taigi Tomas ir toliau plešėsi nuo 2. ir 3. vietos, bet kaip ir minėjau, tai yra labai laikina, todėl kad teisingas atsakymas vertas 8 taškų. Kokia tualetinio popieriaus spalva dažniausiai sutinkama Prancūzijoje? Balta, smėlio, rožinė ar žalia? Na, tikrai pusė žmonių jūsų tikrai moka žaisti protmušius ir esate labai apsiskaitę ir apsižiūrėję visokiausias televizijos programas, nes žinote, kad Prancūzijoje populiariausia tualetinė spalva, o iš tikrųjų dažniausiai sutinkama Prancūzijoje tualetinio popieriaus spalva yra rožinė. Važiuojam toliau. Taigi, kokios Europos šalies himnas turi net 158 stulpelius? Graikijos, Ispanijos, Norvegijos ar Belgijos? Be abejonės, jie nedainuoja viso, dainuojame ten tik tai pirmi 2 ir pirmi 3 stulpeliai, na, tačiau tai būtų tikrai katorga išmokti visus 158 stulpelius. Paskaičiavus apie stulpelius. Tomas jau 11 taškų šauna į priekį nuo 2. vietos link gailės. Labai džiaugiamės, kad ir merginų yra mūsų 5-tuke, tai aš joms linkiu kuo didžiausios sėkmės, nuo sekantis klausimas skamba taip. Koks būtų tavo zodiako ženklas, jei gimtum vasario 29 dieną? Žuvys, šaulys, jautis ar mergelė? Surinkome 240 atsakymų ir tai beveik 100% klausimas, kur galėjo visi atsakyti teisingai. Žuvys, be abejonės žuvys. Sekantis klausimas. Apie charčio sriubą. Kuriosgi šalies tradicinė sriuba yra charčio? Armėnijos, Sakartvelo arba Gruzijos, Kirgizijos ar Kazachstano? Na, parašykit, kokios šalies tradicinė sriuba yra charčio. Armėnijos, Sakartvelo, Kirgizijos ar Kazachstano? Sakartvelo yra teisingas atsakymas ir jums jis atneša tikrai taškų. Ir vejasi link gailę Tomą, Jonas irgi kvepuoja į nugaras ir štai, o 5-tuke, kaip ir matau, mes turime tik tai vieną merginą. Aš labai linkiu, kad ir daugiau merginų atsirastų mūsų pirmajame 5-tuke, o dabar apie agentą Jamesą Bondą. Kuris aktorius daugiausia kartų buvo agentu 007 Jamesu Bondu? Danielis Kreigas, Pirsas Brosnanas, Šonas Koneris ar Rodžeris Mūras?
Visi rašo, kad dauguma rašo, kad Seanas Conneris, bet žinokit, Seanas Conneris buvo tik tai 6 kartus agentas Jamesas Bondas. 7 kartus buvo Rogeris Moore'as. Pierce'as Brosnanas kartu su Danieliu Craigu buvo po 4 kartus, tačiau va štai visai netrukus atsiras ir Danielis Craigas bus 5 kartas, nes visai netrukus atsiras kita 007, pavadinkime, serija. Kokio tipo žvaigždė yra mūsų Saulė? Šviesioji milžinė, geltonoji nykštukė, pulsaras ar neutroninė žvaigždė? Vėlgi surinkom jūsų atsakymus ir matosi, kad tikrai žiūrite į dangų ir žinote, kad mūsų Saulė yra geltonoji nykštukė. Atsiplėšė Tomas ir jau tikrai galima sakyti, kad jisai tampo lyderiu, tikrai prizinės vietas, o liko visai nedaug 15 klausimų. Ant kelių litų banknoto buvo pavaizduotas švyturys. Na, ar pamenate, ant 500, ant 200, ant 100 ar ant 50? Kaip ir minėjau, pirmoji vieta gauna 8 taškus, pirmą iš karto greitai paspaudus teisingą atsakymą gaunate 8 taškus, po to 7, jeigu antrasis atsakė teisingai, jeigu trečiasis atsakė teisingai 6, o visi kiti likę teisingai atsakė gauna po 5 taškus. Taip mūsų skaičiuojasi rezultatai. Taip, 60% beveik žino ir prisimena, kad ant 200 litų banknoto kitos pusės tikrai yra pavaizduotas švyturys. Na, Windows'ų gerbėjai, kokiagi klavišų kombinacija Windows operacinėje sistemoje reiškia patalpinti nukopijuotą turinį? Ctrl+C, Ctrl+O, Ctrl+V ar Ctrl+P? Nedaug truko ir būtų 100% klausimas su 100% atsakymų variantu. Iš tikrųjų, Ctrl+V yra būtent ta kombinacija Windows operacinėje sistemoje patalpinti nukopijuotą turinį. Na, matau, kad nesikeičia kol kas situacija mūsų penketuke. Tomas ir toliau laikosi pirmosios vietos. Na, o jeigu teko kada nardyti, turbūt žinote, ką reiškia nardytojų į viršų pakeltas pirštas. Viskas gerai. Noriu nardyti vienas, nufotografuok mane ar kylam į viršų. Didžioji jūsų dalis tikrai buvo atsidūrę po vandeniu su naro kostiumu ir nardėte ir žinote, kad pirštas į viršų kaip nykštys reiškia, kad kylam į viršų, o ne viskas yra gerai. Teko man irgi susidurti su tokiu dalyku. Gerai, važiuojame toliau ir jau 20 klausimas. 2/3 jau padarė. Koks Lietuvoje yra didžiausias akmuo? Kriaučiaus, Vištyčio, Puntuko ar Barstyčių? Na, pasiskirstė dvi kovotojų komandos tarp Puntuko ir Barstyčių, bet žinokit, Puntukas nėra mūsų didžiausias akmuo. Lietuvoje didžiausias yra Barstyčių akmuo. Nors vienas ūkininkas buvo kažką labai didelio atkasęs, bet taip ir neiškasė ir nesugebėjo įrodyti, kad jo pievoje palaidotas akmuo yra didesnis netgi už Barstyčių. Žiūrim toliau. O kiek spalvotų kvadratėlių yra ant standartinio 3x3 Rubiko kubo? 48, 52, 54 ir 56.
Daug kas dabar skaičiavo, bet suskaičiavo, kad būtent 54 spalvoti langeliai yra ant standartinio 3×3 Rubiko kubo. Na, yra tokių žmonių, kurie moka jį sudėti, net užsimerkia. Įdomu. 106 Tomas, bet 100 Stasys. Ir tai 6 taškai, o tai reiškia, kad, na, turim gerą kovą. Važiuojame toliau ir sekantis klausimas, kas iš jų buvo pirmasis prabilęs Simpsonų balsu Lietuvos televizijoje, pasakykime taip. Kristijonas Karinauskas, Daiva Tamošiūnaitė, Vytas Tulevičius ar Rytis Zemkauskas? Tikrai taip, Siaurusaitis nebuvo pirmasis, kuris galėjo, atsiprašau, Siaurusevičius, pirmasis, kuris neįgarsino, o įgarsino kažkuris iš šitų 4. Na, o kas, pažiūrėsime, ar jūs žinote. Amžiną atilsį Kristijonas Karinauskas, M1 vedėjas, buvo tas pats pirmasis, kuris įgarsino pačias pirmasias serijas, rodytas per TV3 ir po to be abejonės pasikeitė garsintojai. Na, matau, kad Zemkauskui daug kas davė. Gerai, turime Tomas 106, Stasys 100, Lingailė 95, Povilas 92, Jurgijus 90. Kuris iš Olimpo dievų rečiausiai būdavo Olimpe? Poseidonas, Hadas, Apolonas ar Hermis? Hadas, požemių valdovas, rečiausiai būdavo Olimpe, nes turėjo savo reikalų visada požemiuose ir tikrai nedalyvaudavo, kaip sakoma, dauguma valdžios susirinkimų. Taip, situacija kol kas niekas nesikeičia, mes turime Tomą, kuris vėl toliau šauna į priekį, jau turime virš 114 taškų ir nedaug liko. Na, kokiu gyvaisimi vadinama ši mašina BMW 5 serijos E39 kėbulas, gal taip pavadinkime. Slyva, kriaušė, bananas ar citrina? Ohoho, kiek žinančių automobilių pramonės ir mūsų, kaip sako, pseudo pavadinimus tų automobilių. Visi žino, kad Pitiorkė 5 E39 vadinamas Slyva. 5 mažai kuom keičiasi, nes dauguma jūsų atsakė teisingai, tai gali būti ten 1 ar daugiau taškų šiek tiek pasikeitę, bet vietos jos yra vienodos. Kurioje valstybėje yra aukščiausias Europoje krioklys? Rusijoje, Islandijoje, Suomijoje ar Norvegijoje? Rusijoje šneku apie europinę Rusijos dalį. Surinkom visus atsakymus. Vau, galbūt tie 49,6% dalyvių turbūt net ir buvo prie aukščiausio Europos krioklio. Taip, Norvegijoje jis yra, Norvegijoje jo aukštis virš 860 metrų. Kas vieni kitiems yra jaunųjų tėvai? Ar nesusimastėt? Piršliai, svotai, šešurai ar uošviai? Gaila, dabar vestuvėse nelabai galim dalyvauti labai daug žmonių, tokių, kiek mes dabar esam, 240, tačiau vieni kitiems jaunųjų tėvai vadinami svotais. Tomas tik 4 taškais laiko pirmąją vietą. Gaila, kad Lingailė
krito stipriai, bet vis tiek jinai užima pačią 3 vietą, 110 taškų. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus miestas yra laikomas kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės turinčios daugiau kaip X gyventojų. Kiek yra X? 1500, 2000, 2500 ar 3000? Labai įdomus atsakymai, dauguma spaudė skirtingus atsakymus, bet teisingas atsakymas yra daugiau nei 3000 žmonių, gyventojų, jau galite vadintis miestu. Tad jeigu jūsų kaime yra virš 3000 gyventojų, sakykit, ne, mes ne kaimas, mes esam miestas. Na ką, tęsime toliau. Nedaug liko, ką reiškia nevartotina svetimybė saliarka? Sūrūs rauginti agurkai, suvirinimo aparatas, dizelinas ar alga? Vau, kažkam netyčia turbūt nukrito pirštas ant suvirinimo aparato, nes visi tikrai gerai žino, kad dizelinas ir yra saliarka. Liko 2 klausimai ir pažiūrėsime, kas 1, kas 2, kas 3 vietoj. Na, Povilas su Jonu 3 vietos yra įsikibę, žiūrėsim, kaip ten bus. Kokia mėnulio fazė būna po jaunaties? Delčia, užtemimas, pilnatis ar priešpilnis? Priešpilnis yra teisingas atsakymas, šiek tiek daugiau negu pusė jūsų teisingai paspaudė ir štai jau turime Tomą, Stasį, Joną 1 3 vietose ir jeigu Tomas nesuklys, jisai gali tapti nugalėtojų šio žaidimo. Na, jeigu suklys, yra kaip yra, bet lyderis buvo. Paskutinis. Populiariausia daržovė, kurios vaisius yra uoga. Pomidoras, agurkas, svogūnas ar cukinija? Štai, 93% mūsų dalyvių parašė, kad būtent populiariausia daržovė, kurios vaisius yra uoga. Fantastiškas klausimas ir fantastiškai jisai skamba. Niekas kitas, kai yra pomidoras. Na ką, štai pasižiūrėkime, kągi rodo mūsų turnyrinė lentelė ir be abejonės visai netrukus tuoj pasveikinsime visus, kas laimėjo, o štai ekrane jūs galite pamatyti, būtent ekrane, per kurį mes ir transliuojame visą mūsų smagų vakarėlį, jūs galite pamatyti 10-ką, 10 vietoje Egis, 9 Giedrius, 8 Lingailė, gaila iš 5-ko ją išmetė vyriškiai kažkodėl, nors jeigu taip pasiskaičiavus, ne, vis tik tai gaunasi, kad jie 6 vietą kartu dalinasi kaip su Jurgijum ir GB. Na, o štai ir 5-kas. Mykolas, 4 Stasys Balčiūnas, 3, tai jau dabar galima ir sakyti, 3 vieta. Ponios ir ponai, sveikinu 3 vietą laimėjus Povilą Gervilių. Jam didžiausi aplodismentai, taip ir turėtų būti. 2 vieta Jonas, vėl didžiausi aplodismentai, ten net apuoka, kaip protinga, kaip sakoma, užrašė, taip rašomės, Povilas 3, Jonas 2 ir ponios ir ponai, leiskite pristatyti šio nuostabaus kapitalinio protmūšio nugalėtoją Tomą. Tomas, kuris
20, galima sakyti, klausimų buvo lyderis ir nepaliko niekam jokių šansų. Bet kas yra labai smagu, kad tas visas mūsų penketukas, jūs pažiūrėkite, kaip smagiai pasidalinęs. Tie skaičiai tokie 132 taškai, 131, 130, 128, jie nieko nereiškia. Tiesiog jūs tikrai daug atsakėte teisingai ir galiu vėlgi jūs gražiai paminėti, kad nugalėtojai 3 vieta Jonas, Povilas. Povilas gali pasirinkti tarp prizų ar JBL kolonėlę, Charge 4 ar Philips dantų šepetėliai. Jonas galėtų pasirinkti dėl antrosios vietos, aišku, kaip sakoma, tai jam yra pasirinkimas toks, ar Samsung Galaxy planšetė ar Xiaomi Dream V10 siurblys. Nuo pirmosios vietos nugalėtojas Tomas, na jau tikrai galės pasirinkti arba Xiaomi elektrinį paspirtuką arba Xiaomi robotą siurblį. Na, čia jau jie ko kam labiau reikėtų. Aš tikiuosi, kad dabar šiuo metu turbūt labiau būtų aktualesnis siurblys negu paspirtukas. Tai va, tiesioginė transliacija šiek tiek su tokiais mažiukais trukdžiais įvyko ir tas vakarėlis virtualus įvyko ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs buvote su mumis prisijungę, jūsų buvo tikrai labai daug, o dalyvių net buvo virš 242, kurie dalyvavo net protmūšyje. Sveikinu visus dalyvavusius, sveikinu visus, kuriems ten įnirtingai sekėsi ir po to jie netyčia gaila nuslydo į žemesnę vietą, bet yra kaip yra, mes turime tą nuostabų trejetuką, kurio nugalėtojai tapo Povilas, Jonas ir Tomas. Dabar dėl pačių prizų atsiėmimo tai yra labai paprasta, tiek Povilui, tiek Jonui, tiek Tomui reikia paskambinti, būtent susisiekti su tais žmonėmis, kurie jūs ir pakvietė į šį vakarėlį. Tie žmonės jau yra informuoti, bet kokiu atveju, jeigu skambins, viskas yra oficialu, viskas yra pavaizduota, kaip ir turi būti. Na, o aš nuo Capital Centras vardu labai noriu jums padėkoti. Padėkoti, kad buvote su mumis. Padėkoti, kad radote šią nuostabią valandą praleisti su mumis kartu šiaip smagų laiką. Capital Centro darbuotojai irgi buvo su jumis. Jie buvo kitoje ekranų pusėje ir jautė visą tą didelį palaikymą jūsų. Ir labai tikisi jūsų dėmesio, jūsų bendravimo ir jūsų gražių, fainų susitikimų darbo reikalais ir kitais metais. Iki kitos, be abejonės, padėkos dienos, kuria aš tikrai manau, kad jau nebus virtuali, o bus tikra, kai galėsime apsikabinti, galėsime pasibučiuoti, galėsime paukštelti šampano taures ir be abejonės gerai praleisti laiką. Na ką, dar kartelį noriu jums visiems padėkoti. Tai buvo vedėjas Darius Čepulis, visą šį reikalą su jumis praleido, bešnekėdamas ir jausdamasis tą visą šilumą ateinančią iš jūsų. O taip pat noriu ir padėkoti Capital Centro darbuotojams, kurie prisidėjo, kurie nepagailėjo laiko ir prisidėjo prie žinių, prie sveikinimų reportažų, nes tai buvo tikrai nuostabi atrakcija šiam karantine. Likite, būkite ir visada tokie būkite. Būkite sveiki ir kuo mažiau žiūrėsite televizorių, tuo mažiau nervuositės. Būkite pozityvus. Susitiksime iki sekančių kartų. Ačiū jums visiems ir viso geriausio.